iš tikrųjų šiandien buvo visokių dalykėlių. Duris mano užtvirtinimas sulūžo, tai turėjau šiek tiek sustoti su sateškiam pravaryti, nes jos atsidarė automatiškai. Tai teko užkaisti laiko, truputėlį biškį paklaidžiojame, kol tašką radom. Po to dulkėse valgėm, dulkės. Šiandien ilgiausias ruožas buvo, palei kilometražą. Buvo dykumų, akmenų, toks skaudus esu. Šturmanas parvairavo, iškvalsėjau. Bet iš esmės gerai, antri baigėme. Dar 5 dienos ir dar ramiai, kaip sakoma, nieko prisišnekėti nereikia. Važiuojam, žinom, ką darom, žinom, ko tikėtis, ko norim ir viskas. Reglamentas yra visiems vienodas, tai gerai, kad pažiūrėjo, reiškia, yra kažkiek tų taisyklių, žino, tai nieko ką, 2 pozicijas pakilau, tai jų nelaimė, tai nesidžiaugiu, kaip ir šiek tiek gaila. Baigė anksčiau Dakarą, negu turėjo baigti, bet kaip sakoma, jie patys kalti turbūt. Tai va, ačiū.